Sveiki, mes vėl sveikinamės iš drifto. Šį kartą esam Driftiškėse, Kuršėnuose, kur vyksta 4. Semi-Pro etapas ir važiuojam mes Pro lygą. Šiaip pakankamai įdomi trasa, pasistatymas nuo kalno į kalną, persimetimai. Ten mažai vietos reikia labai sugaudyti su rankiniu ir su kairę koją pasistabdyti. Paskui išvažiuojam palei atitvarus, vėl į 6, į 7 klipą, į 8 ir pravažiuojam trasą. Užsidėjau padangas pradžioje, mes turėjom vieną treniruotę, tai užsidėjau semislikus, pasibandyti, kaip čia viskas kimba ir iš pirmo rano suvažiavau tikrai gerą raną ir pats nustebau, kad simuliatorius duoda savo. Ta prasme, daug prasukom valandų, ne būtent prieš šitas varžybas, bet aplamai. Prieš tai esam prasukę nemažai valandų, tai duoda savo ir matosi tas muscle memory išlikęs, taip kaip atvažiuoju, taip ir pasistatau ir visą trasą suvažiavau. Antras dar buvo geresnis, kitur paskui jau pradedam eksperimentuoti ir galvoti ir testuoti dalykus, kurių gal nereikėtų testuoti, bet tiesiog išsibandom prieš kvalifikaciją, prieš sporinius viską, ką įmanoma ir matom, kas veikia, kas neveikia. Tai tų ranų buvo ir blogų, ir gerų, ir geresnių, ir blogesnių, žodžiu, visokiausių, bet overall viskas neblogai, mašina važiuoja, padangos dyla, dalyvių nėra šiandien labai daug, ten virš 30 gal, konkurencija nebus labai didelė, bet manau, kokie poreiniai, kaip jūs sakė teisėjai, kad nuo kokių top 8 bus įdomus. Tai parodysim jums šiandien viską per šį video ir matysim, kas mums šiandien gausis, bet gausis kaip visai ką podiumas. Tuo pačiu susidėjom kitą reduktorių, nes prieš tai buvo 256 reduktorius ir važiuodavom antrų bėgių visose aikštelėse, bet paskaičiavom, kad čia reikia didesnio ratų sukimosi greičio negu aikštelė, nes aikštelė maždaug buvo 108-109 km per valandą, kas buvo per akis. Ribotuvas maždaug keliose vietose, o čia reikia maždaug apie 120, ar taip skaičiuoju. 123 turbūt tokia būtų idealiausia, nes dabar pas mane yra 120, tai sumušu ribotuvą tik tais kildamas į kalną per tą persimetimą, tai kaip ir neblogai. O įsispardyti irgi iš... Jis jau čia ką tik buvo taškę vėl, bet kur jis plojo, bet jisai ką tik ir padangas buvo pakabinęs ir dabar priekių eina načio, tai čia... Tikėkimės, kad jam viskas gerai, ta prasme, nieko neatsitiko. Kažkaip taip ir... Drąsiai žodžiu, ne? Nespėjot, ne? Bet tai gal nepasišildė padangų priekinių? Žinau, išbėgo, tie palai viskas. Eina načias, kaip gaila. Kažkas rasiu, kad tipo rūkščiai lekia, žinai, įdomu, žiūrėt. Ramu? Ramu? Eina načio, žiauri gaila. Čia iš karto vietų remontuoja lonžeronus? Jo. Atitampys. Ten bėga tie palai, O Jėzus. Tai aš filmuoju, garsas, ko aš čia galvoju? Atsisuko mašiną, atvirkščiai stovi, žinai, gal. Kaip čia palauk, dabar nesuprantu, žinai. Galvoju, tikrai galu. Įdomesnis toksai. Bet įdomu buvo žiūrėti, kaip slekenės. Visą laiką paleidžiu. Rūkščiai, kaip sako Ivanulė.
ką, baigėsi treniruotės, turėjom pirmą treniruotę prieš tai, dabar antrą treniruotę. Antroji treniruotė uždėjom kitus semisliukus, kitas padangas išbandėm. Tai pasistatė, supratau, kad tos, kur padangos buvo prieš tai, buvo labai prastos, nes užsidėjau šitas kosmosas. Ta prasme, čia pareinu tą visą sieną, aš jaučiu net kaip priekinis dešinys statas būna visą laiko ore, nes tiesiog jis net nesisuka, nėra jokio svorio dešiniai pusiai, visas svoris yra kairiai, net pakilęs, ant kiek yra daug sukibimo. Tai biškį dasipūtėm slėgio, amortikų šiek tiek pasikėtinom galinius, kad mažiau turėtum sukibimo, nes žiūr, daug susirenku greičio tiek palei sieną, tiek kildamas į kalną per tą greitą touch and go tokį, tai ir paskui reikia labai daug stabdytis pačiam viršuje, kas yra sunku. Tai tikrai pagyvėjo mašina, su žiauriai greitas, pasidariau kelis lead runus, kelis chase runus. Chase sakė, puikus buvo, vieną net paliečiau su priekiniu ratu dešiniu Igna, nes jisai kažkaip užtreilino jo variklis ir atsitrenkiau minimaliai, bet nieko neatsitiko, viskas nei jam, nei man, nieko, viskas gerai. Tai principė dabar jau žmonės rikiuojasi į kvalifikaciją, mes kadangi esam 23, tai turbūt kažkokių 20 minučių ir mes kelsim į kalniuką ir važiuosim savo pirmąjį kvalifikacinį važiavimą. Paprastą turbūt bandysim irgi kažko niekom neįspūdingą, saugų, kad susirink normaliai duškų, nu dabar sme ten 7-8, o antrą bandysim, kai visą laiką geriau. Monetose ne taip gavosi, bet čia pabandysim, bent kad antrųjų ranų gautum daugiau negu pirmų. Tai va, tokios tokelės ir varom į kvalifikaciją. Na ką, praėjom kvalifikaciją, likau bendroji lentelį 6, kaip ir Molėtuose taip pat 6, nežinau, nesėkmingas skaičius. Antrų ranų, gal pradėkime nuo pirmo. Pirmą raną pasidarau saugų, ramų, paprastą, surinkau 82 taškus, tikrai nebuvau kažkuom išskirtinis, nesusirinkau viso taip, kaip norėjau ir galvojau, antrų pasidarysiu taip, kaip noriu. Ir viską pasidariau taip, kaip noriu, išskyrus paskutinį lanką, paskutinį posūkį. Parėjau tikrai stipriai ir šoviau, šveičiau į kampą ir nežinau, ar ten buvo dulkių, ar žvyriuko užmesta ir tiesiog permetė mane. Atrodė, kad nusimontuoja padangą automatiškai, tai toks sukimasis pakankamai greitas buvo, tai jau iškart supratau, kad 0. Bet ką darys, viskas kaip ir gerai. Likau 6, važiuosiu prieš Rytį Bužavą su raudona chuligankė, tai tada bus viskas gerai. Tai kvalifikacija yra tik pirmas darbas, antras darbas yra eiti iki podiumo. Čia yra daug sunkiau kvalifikacija, tai tipo, suvažiuoju ir suvažiuoju. O porinį suvažiuoti jau yra reikalų, tai pasitengsim, montuojam padangas, dedam ir gazuosim top 32. Tai va toks va tas semi-pro etapas. O Jėzus Marija, čia blogiausia, kas galėjo nutikti, realiai blogiausia.
posakis. Nu, žodžiu, ramiai. Ok, supratau. Per kokius 5 kėbulus. Tai neremkit duris, pasilik žodžių tarpą ir viskas bus ok. Toli buvau. Tarpą pasiliek, jo. Visas susivėlęs, atsiprašau, kad negražiai atrodau prieš kamerą, bet jau nuotaika geresnė. Top 32 laimėjom, važiavau prieš Rytį Bužavą. Labai prastos sąlygos buvo važiuoti tikrai, ir sausa, ir šlapia, ir dar dabar toks nėra išdžiūvęs pilnai asfaltas, bet principe gavosi suvažiuoti tiek lydą, tiek čeisą. Pasidariau gerus važiavimus, Rytis išsitiesino, apsisuko lydę, ir gavos, kad gavau iš kartą laimėjimą. Nu, kaip trasa, dar šlapia? Visur beveik sausa, išskyrus pirmam kliperį prie pat bloko ir paskutiniam posūkiui, tai ten atsargiau. Gerai. Show me how you vibe on this. Hold me when live on this. Show me how you vibe on this. Night Punk went live on this, yeah. Show me how you vibe on this. The homie went live on this. Show me how you vibe on this. Night Punk went live on this, yeah. We came to function. This ain't for nothing. It ain't up for discussion. I'm leaving here with something. We came to function. This ain't for nothing. It ain't up for discussion. I'm leaving here with something. Let's go. Hey, yo, you better. Nebuvo, žinokis, labai arti ir kirto kampus, kad pavyt ramiai išlietų savo keliai. Ok, tai taikysim tada į galinį ratą. Važiavau top 16 su Vilium Laukiu iš Elephant Drift. Pasidariau gerą lydą pakankamai, bet saugų, nes dar tiksliai nežinau, kokios yra oro sąlygos. Pasirodo, yra visiškai sausa, todėl reikėjo leisti pilnais. Aš pasisaugau, nes gavau dar bus šlapę čia, dar kažkur, nu tipo. Norėjau padaryti normalų lydą, bet nesigavo įspūdingas. O čeise pasidarau realiai visą, ką galiu. Atsirėmęs į duris, tiek čia buvau, tiek į kalniuką, tiek nuo kalniuko neblogai ir tiek paskutinį posūkį. Irgi į duris atsirėmęs, nes man atrodo, kad atsirėmiau su priekiniu ratu į jo duris, tai atsiprašau Viliau, jeigu nubrozinau tavo dažus mašinos, bet driftas yra driftas. Dabar keliausim top 8 tiksliai, nežinau prieš ką, matysim, bet kažkas čia gal iš šitų, kurie stovi, tikriausiai, nežinau, dar reikia pasižiūrėti lentelę ir matysim, prieš ką važiuosim top 8, o paskui keliausim top 4 ir finalas. Šiandien pirmą.
Davai gerą lydą, visur sausa, gali stopti. Roger that. It's hot in here, must be some fire in the atmosphere. Light up a sip till the eye get red. Smoke up a storm till it gone dead. Boom, it's hot in here, must be some fire in the atmosphere. Light up a sip till the eye get red. Smoke up a storm till it gone dead. Boom, it's hot in here, must be some fire in the atmosphere. Light up a sip till the eye get red. Smoke up a storm till it gone dead. Boom, it's hot in here, must be some fire in the atmosphere. Light up a sip till the eye get red. Gal šiek tiek gale pametė, bet čia reikės įdėti daugiau darbo. Spaudį. Nebuvo labai, nes ta prasme ant rankinio daug traukiausi. Nepersistink, jis nėra greitas, tai pasidaryk gerą lydą, o čia nebus sunku jaučiu. Ok, supratau, padarom gražų važiavimą. Labai jis atsiliko, tai neperspausk, pasilik tarpą normaliai, nu žodžiu, atsargiai. Finalas su Senkutė, važiuok kaip moki ir viskas bus gerai. Jo, mūsų greitis panašus turėtų būti žiauriai smagu. Ant pasistatymo ji nebuvo arti, visą trasą suvažiavo 1-2 kėbulų tarpu, būk arti ir imsim.
saulė pakilušia kepina, bitai pas mus tik tai slepina. Slečia lokacija, adresa, įsivedu metis ant gardena. Dar nevelikus kišinis man margina, marzyti į pysės, kai hardina. Dirbu rimtai, tai ir margina. Pagaliau, kaip ir sakiau, bus ta pirma vieta. Yra parašyta, nežinau, ar matot. Pirma vieta. Kuršėnai, driftiškės. Kalnas, nuo kalno, sunkiausia pro lygo. Ne, nesunkiausia. Antra pagal sunkumą turbūt semi-pro trasa. Kvalifikacijai buvo 6 vieta, nebuvo labai spūdinga. Labai gaila buvo, kad apsisukau tą antrą raną ir nesurinkau ten taškų, nes tikrai būčiau gavęs turbūt 94, gal 5 gal net. Nu, būčiau pirmo vietoj likęs ir tikrai ta vieta mane nenudžiugino ir aš susinervinau ir pradėjau galvoti, ką čia blogai dariau, kodėl taip apsisukau ir panašiai. Ir paskui atėjo lietus dar to pačiu, nu tai irgi kaip nesugadinus visų reikalų. Atėjo lietus, pravažiavome pusiau sausai, pusiau šlapio tokio Kuršėnų asfalto, buvo sunku, laimėjom. Paskui kaip ir asfaltas beveik jau išdžiuvo, buvo įdomu prieš Vilių važiuoti, suvažiavom, laimėjom. Prieš ką dar Paulių važiavom? Ką prieš ką? Punys? Punys. Jo, važiavom paskui prieš Vykintą Punį. Šiaip gerai remia ir plus, kad jisai yra su kiniečiais, tai greitas. Jeigu dar užsimestų, turbūt semis likus būtų dar greitesnis ir gal būtų mane pavijęs. Nors šiaip nepabėgau aš nuo jo, bet tiesiog labai gerą čeisą pasidariau. Pasakęs spoteris, kad tiesiog reikia remti į duris, nes jisai buvo arti, tą ir padariau. Nurėmė ir jis į mane duris, kitoj pusėje ten biškai brėžimas yra, bet nieko baisaus. Paskui važiavau prieš Banevičių, ne? Raudoną Kregždę. Važiavom mes su juo pusfinalį Molėtuose, tai žinau, kad jisai geras vairuotojas, daro gerus lydus. Taip jis nėra greitas, jis važiuoja su plyta, tai man nebuvo sunku. Jis pasidarė tikrai nemažą, turbūt 2 gal kėbulų atstumą, o aš suvažiavau saugų, arti, normalų čeisą ir patekau į finalą. Kaip pasakęs, sakau, prieš ką varysim į finalą, spoteriui, sako Senkutė. Finalas. Rimtai? Va, Senkutė finale? Va? Pala, ką? Sako Senkutė. Labai buvau nustebęs, kad Senkutė važiuoja į finalą ir labai apsidžiaugiu, nes mes kartu vis pabendraujam per varžybas, aplamai šiaip sutarėm gerai ir anksčiau su spotinės ir panašiai, daug patarimų aš jai daviau ir jinai man davė patarimų ir aš iš jos šiandien nupirkau plus padangas dar 4, tai realiai toks dėsnis nutiko, nes nupirkau naujų padangų, jeigu būčiau nenupirkęs iš jos padangų, gal būčiau ir pralaimėjęs kovą prieš ją ar dar prieš kažką kitą. Nu, žodžiu, taip susidėliojo viskas, bet labai buvau nustebęs, kad Senkutė ir labai apsidžiaugiau, nes žinau, kad jinai gerai važiuoja, gerus lydus daro, nepridaro reikalų, kur nereikia ir, kaip sakant, važiuojant iš paskos galima nesisaugot ir važiuoti arti jos, nes jinai tikrai daro gerus lydus, leidžia palei sienas, nebijo. Valas važiavo kosminį, ta prasme, ten su visais voltepais, nu, žodžiu. Patikima vairuotoja ir žinau, kad galiu remt. Čeisą, lydą suvažiavau tikrai neblogą, šiaip biškai pasidariau, kaip sakant, porą korekcijų šitoj ilgoj linijoje, pirmam kliperį, kur man nepatiko, nes gal buvo per daug sukibimo ar ko, bet labai daug rankinio užtraukiau ir panašiai, bet spoteris pasakė, kad sako, važiuoju kaip moki ir daryk, ką moki geriausiai. Tai net nebandžiau kažką įrodyti, tiesiog važiavau kaip moku ir važiavau arti ir pasisekė. Ir suvažiavus jau nuėjom prie podiumo ir paskelbė, kad laimėjau išsvajotąją 1 vietą. Šiais metais turiu 3 podiumus iš eilės. Ubhilas, Molėtai ir dabar Kuršėnai. Ubhilas 2, Molėtai 3, Kuršėnai 1. Visas 3 podiumo vietas esu susirinkęs per šios metus, kas yra nerealu ir realiai kosmosas, bet į šį sezoną to ir atėjau laimėti, neatėjau, kad važiuoti, nes kaip anksčiau važiuodavau su kem 6. Nu, važiuoju, nes noriu važiuoti. Šiais metais mano tikslas buvo laimėti ir daug kas mačiau komentaruose rašė, kad čia per daug pasitikė, čia gerai, kad laimėjo, ten gerai, kad pralaimėjo. Mano tikslas yra laimėti. Aš nevažiuoju, kad for fun, nes čia yra pinigų kalnas išleistas ant tos mašinos ir aplamai, kad važiuoti į varžybas, tai kad važiuoti for fun, nu, ne mano stilius ir aš šiais metais esu nusteikęs laimėti. Ir panašu, kad po šio etapo mes esam pirmi bendroje lygoje, bendroje įskaitoje 24 metų. Matysim dar, aišku, taškus, kaip susidėlios, bet mano skaičiavimas mes esam pirmi bendroje įskaitoje. Tai realiai dabar liko druskininkai, laimėm vėl pirmą, nes ką daugiau, kaip sakant, nebegalima. Dabar bandysim P1 kvalui, P1 ir varžybose. Žodžiu. Nu, sugalvosim, kur dar aukščiau pakil, bet bandysim ir šiais metais turim nugalėti semi-pro lygą. Kitais metais nesakysiu, kur važiuosim, bet gal patys pamatysit. Tai va.
Ačiū visiems už palaikymą, ačiū labai partneriams Devalt, Technitis, Tuning LT, nueikite į Technitis.lt, užsakykite Devalto įrankių. Kaip matot, mašina yra puikiai važiuojanti, reiškia gerai suremontavo. Ne mes, o įrankiai. Ir tai va, ačiū už palaikymą, paliekam subscribe, paliekam laiką, žodžiu, pakomentuojam ir sustiksim kitame etape. Druskininkai 28 rugsėjo, 2 mėnesiai pertrauka, kosmosas, bet tokia jau ta Sempro lyga. Pirmukas irgi atlaikė.